Žinot, kaip su šitą kamerytę jaučiuosi kaip What's poppin' low gangsters? Turim tą mažą kamerytę, neturim kaip parodyti, bet Sony ZV1, pasiėmiau iš Omanto. Šiandien vyksime antrą dieną į Gimon, buvom ir vakar. Tai buvo gražiausia, ką esu matęs. Atsiprašau. Greičiausiai, kad net nespėsim patį Gimoną, tai labiau tam chill kill, kažką panarabudaut ir pernakvosim Vilniui, nes rytoj vyksta PUBG Creators Showdown Showmatch. Karoliui turiu dovaną, vakar buvom Gimone ir paėmiau va tokį diską PUBG Polski. Tai padovanosim šitą Karolį. Į man te padarėm mini maketuką, kurį įdėsim į vidų. Ten parašyta bus, netgi suorganizuojant PUBG turnyrą, reikia paimti PUBG Platinum. Greičiausiai, kai šitą vietą pamatysit, PUBG Platinas pas mane dar, videko nėra. Bet turiu daug problemų. Bet labai geras videkas, kuris, aš negaliu pagalvoti, iki 200 valandų jau čia ten praleista bus tam PUBG. Bet žodžiu, videkas kažkada išeis, bus visai gal ir nieko, bet tam turėsite palaukti ir pamatyti. Važiavam Gimoną. Patinka taip? Nepatinka taip. O kas negerai iš tavo, ne? Lygintuvo neturim išlygintas kelias. Kol vairuoja gal kultuką truputį energijos. Kultuk? Kokį čia? Kultukas į trasą. Su juo nuvažiuosit ne tik į visus renginius, bet dar dominuosi tose renginiuose. Bet čia ne energijos skonio, čia energetinis kultukas. Tai turėkit omeny, kad nuo 18. Matot, vairuoju iki. Jis turi turėti teisės. Bet B kategorija. Vakar atėjau Gimonė vieną parduotuvėlę ir sakau, žiūrėjau Mystery Boxus, va čia yra pilna sukrauta, bet sako, va čia susiję yra su Nintendo. Ir sakau, bet aš PlayStation fanboyus esu. Sako, galim padaryti Mystery Boxą su PlayStation. Tai padarė ir jis atrodo va štai taip, 50 euros. Jo, iš tikrųjų tai vaikas net vienas verkia, kaip norėjo. Rimtai? Bet neturėjau kito kaip padaryti, tai iš ko tai... Geras. Ačiū, kad išlaikėt labai. Labai įdomus marsukas ten bus. Visiškai net nys. Kad yra bent vienas žaidimas. Žaidimas manai bus? Įdomu, ar bus daiktų, kuriuos turiu, ar nebus daiktų, kuriuos turiu? Net ir peilį. Normaliai tu čia. Nes ir peilio įrenginis? Tu nešiojas? Jo. Galvoju dabar, ko norėčiau, kad čia kas būtų? Bet jau užrašytų. Bet ten kiek, tipo, išdūrė? No, I know, be nieko, nesirap. No way. Aš norėčiau, kad čia būtų PS5 Pro arba PlayStation 3 Fat. Noriu 5 žaidimai. O čia viskas kartu ar atskirai? Kartu yra. Gerai. Ok, matau žaidimų. Trauksiu, nežaidamas. Sakiau, kad bus žaidimai. Gerai, pirmas žaidimas. Death Stranding. Turiu digital versiją, neturėjau šitos, yra PS5 versija. I'll take it. Man patinka polskį žaidimų. Aš turiu 3 polskį žaidimus. Kokie tai čia jau tie nice keisai. Just Cause 4. Bet man labai patinka keisas. Be žaidimų. How dare you? It's empty. Bet keisas labai kietas. Bet štai bairis yra pardavinėti tušius keisus? Būna pavyzdžiui, kad tu nusipirki žaidimą ir dar atskirai stilbukas būna įdėta. Būna stilbukai, jo. Jo, čia stilbukai jau tokie kietesni keisai vykdomi. Kietas stilbukas. Karku senė. Karkus tapulovai. Kem pirmas numeriukas. Irgi tušas. Bet NBA 2K22. Toliau. What's this? Čia bus žemėlapis. Kieno? Jau bordėjau. Lema, gaila, aš tik nežinau, kieno čia žemėlapis. Bet atrodo, tai žiūri reikėtų. Kažkas jūs žymėjęs. Kaip iškim? Ar čia gal ir ne? Nežinau, kieno žemėlapis, bet labai... Gal Just Cause to paties negali būti? Sakai? Man atrodo, Just Cause nėra open world. Man atrodo, jo. No, anyway, sužinosim. Anyway, atrodo kaip Cyberpunkas. Atvirukai. Kas yra nice? Vo. Čia, man atrodo, special editionus, būna prideda. Čia ne Cyberpunkas, čia... Cyberpunkas. Ar ne? Atrodo kaip Cyberpunkas, bet nematau jokių elementų Cyberpunkas. Na, šitą. Cyberpunk 20, čia jau Cyberpunk dėžutė. Tai bet jeigu turi diską, tai labai gražiai įsidėti į dėžutę diskų Cyberpunk pasivas. Bet šiaip rimtai galėtų kažkokį komplektą padaryti, nes dabar žaidimas Death Stranding, tada stilbukas Just Cause ir atvirutis Cyberpunk. Kažkaip galėtų daryti. Dar vienas mepas, man atrodo. Kieno dabar mepas?
Ai, žinok, bičerio mepas. Aš kažkaip turėjau, kad Jo, čia bičerio mepas. Kair Moore, iš šito, žinau. Jo, čia bičerio mepas. Tai tik mano kubruotis, aš apsidžiaugiu tokį gavęs. Turime. Dar vieną vėl. Čia tas pats, ne? Dar vieną bičerio mepą. Storage Stat War. Čia visai geras dalykas. Čia žaidimus? Taip pasidėti žaidimam diskus. Čia cool. Šitas cool. Visą I like. Čia nebus kaip su stulbu, bet tik dėžutė, o viduje nieko nėra. I don't know. Controller charge'as. Turiu vieną tokį, ne tokį, bet turiu originalą PlayStation'ą. Bet turiu 4 pultus, tai man kaip tik bus. 4 pultus galėsiu stėti. Bet tai čia... čia PlayStation 4. Kas tai PlayStation 4? Jūs dar žaidžiate PlayStation 4, kad... Inputas ne tas pats, ne? Kainų pultelį. Bet čia palauk, bet čia neįsideda pultelį, bet užsideda tik ant man. Tu kadangi jaučiu pirkai 4 PlayStation žaidimą, jaučiu pagalvoju, kad tu su 4 žaidė. O tai 4 PlayStation. Reikėjo gal pasakyti, kad tu 5 turi. Nu, matai, Alien Isolation nebuvo 5 PlayStation žaidimą, tai aš pasėjau iš 10 eurų 4. Na gerai. Šiaip, man labiausiai patiko Steel šiti. Ir žaidimus ten nusiauškėt. O šitie visi fainai jos turėt, Cyberpunk'o ypač patys fainai turėt, neturiu kur dėti, Death Stranding'o diską. Ir viskas. Atrodo viskas. Šitai tai nemėgai. Šitas tai nais, jau. Visiškai nais. Ir jis kas abesas brand new yra. Nes pavyzdžiui, čia skolai, jis labai smarkiai nutrintas. O šitas visiškai aktyvinių. Čia legit. Galim Kair Morgan mepą dėti. Ačiū, kad žiūrėjot. Gerai viską. Taip atrodo šitas nuotraukite, kurią įklijuosime į diskanešį. Darys diską ir opa. Tikri čempionai ne tik organizuoja renginius, jie pasiima PUBG platiną ar priims iššūkį su Melė Čistos rimantė. Fainai, ne? Nu, kaip atrodo idėjus. Biškai galėtų būti ilgesnis, tada geriau, bet labai gerai atrodo. O priimantis veidą, jeigu norit palyginti? Gražuolai. Gražu labai. Dar prieš tai pažiūrėjom taip pat, kaip atrodo pats Gimonas prieš renginio dieną. Stage'as atrodė afigenai ir judame į kitą rytą. It's a beautiful day, beautiful night. Gal bus matau, renkamės 9, 10 jau reikia būti, bet briefas 10 kem. Tai va, nežinau. Bet nieko, susitiksim su komanda, pašnekėsim. Tai irgi galėsim susitikti. Labas, Mantė. Kaip išsimiegoji? Nemego šmūrai. Nespatau, nemegau, čia megau? Neišsimego. Okay. Aš tai gerai išsimegau. Va, mūsų pirmas dalyvis. Nežinau, gal kažką kelsi, gal nekelsi. Girdisi normaliai ir... Turėt, nu aš tikiuosi. Labas rytas tada. Nu tai labas rytas. Užtinės. Nes vakar buvo baliavota. Kaip jaunies? Šiaip gerai, įsimiego. Nu kaip įsimiego, mano operatorius dar dabar miega pas mane. Tai atvežiau įrangą, tipo, fotoaparatą, kad filmuotų man kažką, bet dar miega. Tai tikiuosi iki PUBG atvarysiu. O ar nusiteikęs PUBG? Nusiteikęs, aišku, laimėsiu. Nu mes irgi nusiteikę, jau viskas galim judėti tada į tą. Skanios kavutės, gražios dienutės. Mes jau susipažinom su visais dauguma, pasirašė briefui. Klausysim, ką pasakys ponas direktorius. Mano komanda. Buzis. Hello. Zamins planas ir Laurizas. Tikslas mūsų, kad viskas smooth eitų per scenarijų. Jeigu mes neturėsim variacijos ir visi teisingai darysim, tada viskas labai cool gausis ir bus achuienas projektas. Aš jums pažadu, tikrai bus achuienai. Tai tiesiog noriu, kad visi kartu mes galėtume padaryti kažką, ko niekada nėra buvę Baltijos šalyse. Tai dėl to reikia visų susitelkimo. Suprantu, prikolas, fainai, su Hebra atvarėt, bet reikia tiesiog biški daugiau rimties, kad galėtume viską sklandžiai praeiti. Daug ruošiamės, kad šitas dalykas būtų tvarkingas ir teisingas. Tai reikia tiesiog, kad jūs kartu padėtumėt mum dabar, nes jau viskas jūsų rankose bus. Mes jums sukūrėm infrastruktūrą visą, kad jūs galėtumėte daryti šitą dalyką super amazing. Toliau čia pravedė realiai mums briefą, kaip viskas turėtų paeiliui eiti ir ką reikės padaryti, ką atkreipti dėmesį, bet tiesiog susakė visą informaciją. Kaip briefas? Atrodė sudėtingas briefas, bet įveiksim, manau. Viską supratai? Jo. Vis dar laimėsim? Jo, 100%. Vis dar laimėsim. Laurizai? Viskas aišku, laimėsim. Gerai. Bet jau čia reikia tam gramą padaryti. Sulčių turi menį. Čia tas keptuvių profesionalas yra. Ir judėjome žaisti PUBG. Kiek čia parodys jums? Opa, visi draugai. 12 komanda ir jos kapitonas Čestovas!
žaidimas nebuvo, kad gerai sekėsi, po biškį išmirėm iš pradžių Lauryzas. Nuplaukina. No, fucking way. Jie ten 4 yra. Ne, healing. Žinokit, sorry. Mes turim išgyventi. Dabudis mirė. Eik tu, vieną metą sprogdina, mes labai blogai pozicijoje. Labai blogai. Galiausiai ir aš miriau, nors bandėm su Damagiu slėptis. Ir Damagis išliko paskutinis. Bandėm pakuruoti ir pasisekė pabaigti 6. O šiaip zona daug. Ne, tau reikia varyti, nes nespėsi padėti. Bėgam. Va, dabar nušauk ką nors. Niekas neįdo. Dešinę labiau. Ne, Damagi, varyk į zoną. Į zoną, tu mirsi, Damagi. Įbėk į zoną pirmą, nešauk dabar. Įbėk į zoną. Bandau, Čebra, aš bandau pataikyti į zoną. Viskas gerai, dabar nušauk. Gerai. Pala, man gyvybių per mažai. Jis nemato tavs, viskas gerai. Čebra, aš negaliu ir gyvybių. Aš tiesiog nebegaliu, man per daug visko. Krenta čia savo komanda 6 vietoje. Gerai, 6 savo dėts. Gerai. Nice. Gerai, pakankamai. Toje vietoje Čestovas, viskas iš placement point su 9 vieta. Apie antrąjį net nelabai noriu šnekėti. Atrodo, sekėsi neblogai, bet pabaigėm 14. Kas gyvas dar? Ai, savas tas? Savas tai judė. Ble. Nice try. 14 na. Trečiam buvo praktiškai normalus žaidimas, bet vėlgi, nelabai pasisekė. Iš pradžių krito Lauryzas. Ble, Lauryzai. Ai, nužudė, kūrime, gaila. Parūkės. Parūkės? Nu, kaip mums taip nepasiseka ant jo užsirauti? Mums realiai su juo neverta net tada kovot bandyti. Jis tupiaus mus visus. Tada už medžio Parūko komanda nuėmė ir Woody. Tik turi tikrai nemažai patirties. Ir kol kas... Republikas turi kilą! Bandžiau gelbėti Woody, bet pats miriau. Pala, Woody, užbėsiu ranką. Neįdėk Woody, slėpiu men. Mane iš šono dar šaudo. Ir Čestovas pas mus keliauja link veiksmo, bando gelbėti savo komandos narį, bet prasta situacija. Ir tikrai dar Parūkio komanda. Bandyčiau skelt. Arkerin. Gyvenk, Damagi. Ką? Gyvenk. Už medžio. Palisiek už medžio. Tvirtas raundas bent man su Woody buvo įdomiausias, nes gavom kažkiek pasišaudyti daugiau. O dėja, Lauryzas su Damagiu krito gan anksti. Į mokyklą. Čia vadinamas jau standartinis hot drop spotas, kur daugiausiai rankindusi žmonės leidžiasi ir matosi, kad galbūt kažkas paklausė, ką aš sakiau ir nori pakovoti anksti. Namit paskutinė, beveik. Kulka, nėra ant stogo, ačiū. Pasėmė apsus, biškai išvengė. Ir realiai Kamilė prieš Čestovo kovos Kakas jau taikosi su 4x. Paluto. Kur? Bičias ateina ant stogo. Ir vien tik tai susirinkę su skaupais ap... Senio paluto. Kakas dabar laiko poziciją. Fucking savižudybė. Iš kur tu nušovė? Viduj. Pirmas krenta damage planas. O ne. Dėdės, o ne. Dėl Kakas nebandom flashinti. Ble, Kebra, nu čia nereikėtų prizikuoti. Susirai. Dar tu gyvas, ne? Prikeltis prie tave. Ne, tai kad gyvas. Čia dėl mano mirties tai pofik. Vos išvengė. O, Čestovas krenta nuo Bondžio. Damn! Geras manęs! Matė kitą žaidėją? Ir pirmasis damage planas tiesiog yra. Čia taip greit pasikelia, wow. Čestovas prikeltas. Čestovas turės susigydyti. Oi, bet neturi... Lauris 1-4 apačioje. Turės gerti daug Red Bullių, kad atsigaivintų ir atgautų jėgas. Na, o dabar 1-1 situacija. Oi! Atrodo, jie pataikė, Lauryzas gauna šūvį iš JL ir krenta. Lauryzas, dar vienas komandos narys iš Čestovo, tiesiog yra sunaikinamas. Ir Čestovas su savostu tiesiog... Panašu, kad Čestovas renkasi bėgimą. Ar pavyks jam beveik? Ne! Nice, Woody, aš kaip tik dėmesį nukreipiu. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Wait! Oh! Gerai.
Savostas bando padėti, nepataiko į Kamilę, čia stovas vienas prieš vienas, Kamilė, kas čia vyksta, šakinė, Kamilė, bando išvengti kulkų. Ne! Su ginklais ir Kamilė paima, kilo prieš Česlovą vienas prieš vienas. Noriu paminėti, kad čia buvo naustos Kamilės. Ir dabar pavojus. Pasikeliami yra visi Kamilės komandos nariai, 4 prieš 1, Savostas. Ar bandysi vienas prieš visus? Pasiėmė mane. O Jėzau, dar iš šono. Čia, dabar, Česlovas pasikėlė. Ai, Kagas, nu kaip visą laiką, Kagas daro savo prikolus, nešioja priešininkus. Gilėti, neves aš negaliu. Nūbai. Ką jūs galvojat? Pasitikim savim, būdami 14. Na, arba kaip žaidėm kaip bailiai, nesisekė, dabar žaidžiam kaip bandėm drąsos turėti. Nu jo, bet matai, reikėjo gal pirmą lūtą susirinkti. Aš pačiu plikas be ginklų bėgiojau. Vienintelė mūsų viltis. Nu va, viskas. Nu, dabar jau nežinau. Savostas irgi rado girti. Jo, viskas. Čia savo komanda neiškrenta iš to vietai, nors galvojam, kad galbūt bus greičiausias komandos išmetimas, bet ne. Savostas randa jėgų savyje, randa dviratį, jį išsipakuoja ir mina sumytų jų per kalnelį, per kalvas. Bet tai, man atrodo. Ir Savostas pagaliau krenta Samoškos, Čestovo komandos narys tiek ilgai išgyvenęs, bet dėja, per trumpai. 16 tiesiog atsijungė netyčia, dėl to mes 15. Praėjo jau 4 mečiai, liko dar 2 ir visiškai pamiršau kažką apskritai jums parodyti. Bet nieko, jūs matėt momentus, kaip mums nesiseka, esam prasčiausia komanda šitam žaidime. Bet mes kiek ačiū žaidimus, Lauriza nėra, Vudis varė su dviratuku, bandėm kažkaip gyventi. Nu va, ir sėdim prie kompiuterio, kažkaip bandom išgyventi čia. Visi žmonės dabar laukia, dabar ruošia mapą. Va, Eimantas komanda neblogai varo. Mes vis dar 15, tai ne paskutiniai. Kas paskutiniai? Astela? Ui, kaip aiškiai nesiseka. Česlovas pakilo, nes jis buvo į 9, iš 3 į 9. Jo. Žaidimų balsas. It's okay, baby. You're still strong. O, čia Biesulas. Pas tavęs seniai uraganas vyksta. Čia turim pirmą aukštą, čia sėdi, tie, kurie laiminėja labiau. Pirmam aukštą, nežinau, gal pingas pačios mažesnis. Toks yra pas mus tasai stadions žaidimas. Ne, šiaip tai žais tikrai kietas. Karolio komanda čia, Gimons, Karolis, nežinau, pasidarbavo tikrai neblogai. Fainai, kad toks renginys yra. Labai liūdna tiesiog, kad mums patiems nesiseka. Gaila labai, kad mes neturim tų momentų, tų klač momentų ar kažko, kad, kažkiek laimės bent žinai suteikti. Tai iš esmės galėtų būti ir geriau, bet mums vis tiek smagu. Damažą darai. Čestovas vienas sugeba nunokinti vieną iš Dimo Valheks narių. Čestovas. Jis da, GG. Neturiu tą. Nice try. Labai gerai. Kai mašinytės. Sėsk. Nice. Gerai. Apsuko mane, apsuko. Viskas gerai. Gerai. Liat! Aš atsivedu. Varai. Nice. Puikiai. Kaip tu kelia biškį. Suokas, iliukai. Važiuok, sakau! O, apsimetė kažkas. Išlipta net būčiau. Viskas, kažkam pasibaigia lenktynės jau beveik. Net, žinokit, širdutė tai pulsuoja, jaučiu, tiesiog labiau. Žiūrė. Puikiai dirbi. Maladėt. Gerai. Kur aitimas? Apačiai. Supratau. Panolis. Turiu tikrai? Nesėsk mano mašiną. Gerai, važiuoju paslaušą. Važiuoju. Ką daryti? Važiuok. Malatis. Tamagi, ruoškis. Ruošiasi? Dai, tėvai. Ok.
mane apsuk bando. Sergiai laikykis. Jis pakrešino, jo girdėjau už manęs. Sergiai. Roškis. Važiuosi. Let, nepastabdžiau. Važiuok. Varo. Įstrigęs buvau. Atsiprašau, širdutė jūna, aš negaliu, na. Mano nekokia greita mašina kaip Českos. Viskas gerai. Ir į dešinę Damakį. Na, iš nugaros, dabar tiesiai, visą laiką. Iš nugaros nieks nevažiuoja mums. Iš nugaros mums nieks nevažiuoja labai gerai viskas. Ok. Mes, žinok, labai gerą headstartą, man atrodo, mes antri. Man atrodo, nes Damakį susikaupimo maks. Tu geriausias, dabar šitą trasą. Čia tavo trasa. Paimsi ją. Dirbė. Bet nepamiršk manęs numesti nuo tilto, gerai? Na, taip, išleis prie tilto. Gerai. Neužmetinkit per daug. Nematau, kur labai. Paleisk mane maždaug. Dar važiuok. Važiuok. Čia sustabdyk biškį. Stok. Jo, varyk. Važiuok. Gerai, varo. Gerai, man matau. Viskas gerai. Jo, mes jau... Ai, ne. Mes ketvirti. Štynės kokie. Gerai, mašina yra. Čia, aš įbėgu į parasparnį. Pažymėk man tiesiog tašką, kur man reikės nulendinti. Matinėks jį. Daugelį važiuoja. Senį. Šaika, toliau. Nerandu bandages. Ir dabar viskas, ko mums reikia, yra sulaukti žmogaus iš dangaus. O tai matome, kad nėra Karolis, nėra Parūkį, tai yra Žentelis su Čestovu. Kaip jie pirmieji? Aš trakė, jūs laukit. Čia prisistabdyk nuokalnį. Aišku, mums tai nieko nepraeis. Važiuok. Dėl savęs. Sėdam iš karto į Stabdyk. Sėdo pas mane. Įsėdo Lauris, Damagis, įsėdo dar. Damagis. Važiuoju. Sėdžiu, judam. Nice, dirbam. Aš gal baisiai rėkiu, ne? Ne, viskas gerai. Valandėt, kol kas gerai. Gal kas puikiai. Dėl savęs žinom, kad lenktynės gerai padarysim bent jau. Savo komandos narys puikiai yra išmokęs kelionės tikslą ir varo pro tas kalnus like there's no tomorrow. Puikiai veikia visas kliūtis, išvengia ir dabar bus paimtas paskutinis saitas. Matai, kiek gražių daug prikritusių firsteidų. Muzikėlę būdė, please, muzikėlę būdė. Locked in. Yes! Gerai, netrukdau tavęs, lockingis. Mama jau biškai nagrinas stresas, dabar būdžiai šnai. Realiai Vudis dabar viską kerina. Tau pažymėt kažką, Vudi, padėt kažkom? Ne, viską matau. Gerai, nice. Ir jie yra visai netoli. Čestovo komanda lekia į vieną iš paskutinių pozicijų. Ir ar jie finišuos pirmi? Panašu, kad taip ir bus. Reikia pataikyti bėdamų vidurį ir taip. Turime Čestovo komandą pirmoje vietoj. Ar pirma vieta? Mes pirmi? Ar mes pirmi? Mes pirmi tėvai! Mes kažkur! Mes fucking kažkur, ne? What the fuck? Mes tiesiog! Fuck off! Glasgow team for the win! Kas bus antri? Tu man sakėjai, kad Karolis bėga iš paskos Busiko. Aš labai nenoriu to tikėtis, Tinai. Labai nenoriu to tikėti, bet Karolio visai nėra. Aš mačiau tą plikšų bėgantį paskui autobusiuką. Ačiū, čia kas palaikė tikėti iki pat galo, mes gale parodėm, ką mokėjom. Su mašinam, ne su ginklais. Namų darbus gerai atkaliam. Jo, tvarkingai viskas, be klaidelių. Mano mašina buvo paėmę, biškai sustresavau, tikrai nemeluosiu. Jo. Ten realiai tikrai buvo pavojinga. Mes visur pralaiminėjom, išskyrus čia su komanda paėmėm lenktynės pirmą vietą, nors kažkur laimėjom. Šatas baisiai juda. Maladėts, žvengia. Ačiū, kad tikėjot, bent kažkur mes negausim aukštos vietos, bet mes žinom, kad nors jie laimėjom ir pasimsime dovanų kuponą. Aš tikiuosi, nebent sakysim, kad lenktynės nebūna. Nice. Ačiū, Kebra. Ačiū už palaikymą. Džiaugiuosi. O, Laurizai, ant mėsos! Turim 5 taškus, Laurizai. Maladėts! Laurizai, reiškia, anksčiausiai mirdavai. Tiek apdovanojau. Jo.
Na ir turnyras pasibaigė, užėmėme ne aukščiausią vietą, bet 12, kas nėra labai blogai, bet mes džiaugiamės bent jau laimėję lenktynės. Na ir dabar vėl metas padovanoti Karaliui dovaną. Mėly Laudėra, labai dėkojom, kad pakėdė mūsų renginį. Turim tau tokį iPhone'ą? Nu, ne visai. Bet pridok. Bet turi atidaryti. Jo, atidaryk. Čia... Lenkiška versija. Jo. Nu čia, žinai, čia Gimona kas buvo, tas buvo. Ačiū labai. Puiku. Ir tu nori? Tai va tiek. Buvo labai smagu, super fainai, džiaugiuosi su visa komanda, kad dalyvavom. Nuvarom galiausiai pavalgyti, nes bėra kaip buvo malkani. Ir vakaras, ir video pasibaigė.